Sveiki, aš Nerijus Kėsminas, mes vėl pakalbėsime apie futbolą šią savaitę ir šį kartą kabinsime, aišku, Čempionų lygą, aišku, kabinsime Europos lygą, nes lemiami momentai atėjo. Kalbėsime šiek tiek apie Premiershipą ir La Ligą, nes ten Girona Barcelona turėtų būti įdomu. Prenumeruokite mano kanalą, norėdami išsamiau sužinoti tai, ką aš galvoju apie šios savaitės, kitos savaitės, dar kitos savaitės futbolą ir tie, kurie bus aktyviausi, tie, kurie taikliausiai atsakys į prognozes, kurias mes siūlome, jie ir prizų savo sulauks. Čempionų lyga, aišku, šiame etape jau 22 valandą, kitų pasirinkimų nėra ir antradienį žiūrime Müncheno Bayerną su Madrido Realu, nes kitų pasirinkimų irgi nėra. Pusfinalis ir tai yra vienintelės rungtynės ir galbūt įdomiausios rungtynės šią savaitę apskritai. Bayernas bandys, aišku, nukarūnuoti Madrido Realą, žaidžia dvi komandos, kurios 8 kartus pusfinalėje tarpusavėje susitikusios, komandos, kurios krūvą kartų laimėjusios Čempionų lygą. Jeigu vertintume problemas, aišku, Müncheno futbolininkai jų turi daugiau rungtynėse su Stuttgartu. Bundeslygoje dėl traumų nežaidė ir Seržas Gnabry, ir Leroy Sané, ir Kingsley Comanas, tai yra jų bėdos pastebimos ir aiškios. Tai tarsi ir suponuotų mintį, kad Bayernas savo aikštėje bandys žaisti gynybinį futbolą, bet aš spėčiau, kad bus kaip tik priešingai. Tai yra Bayernas pabandys išsilaužti viską, kas įmanoma, nes abejoju, ar jiems tinka problemų sprendimas atsakomosios rungtynėse Santiago Bernabeu. Tai yra, čia, sakyčiau, turėtų būti įvarčių. Matau bent 3. Ir Harry Kane'as dviejose pastarosiose Bundeslygos rungtynėse 3 įvarčiai, spėčiau, kad ir dabar jis įmuš, juolab, kad šalia yra Thomasas Mülleris, kuris vėl prisiminė kaip įvarčius mušti, kai nėra jaunimo, Džamalo Musialos dar nepaminėjau, ir jis su Stuttgartu nežaidė, tai yra šį kartą prognozė būtų rezultatyvios rungtynės, kas laimės, taip su minimaliu įsitikinimu, visiškai minimaliu įsitikinimu, sakyčiau, kad Realas. Trečiadienis, taip pat 22 valanda, taip pat Čempionų lyga, mes važiuojame vėl į Vokietiją, tai yra Dortmundo Borussia prieš Paris Saint-Germain. Borussia tokioje stagnacinėje stadijoje, taip sakykime, jeigu nepavadintume to blogesnių žodžių, pralaimėjimas svarbiose rungtynėse Bundeslygoje 1-4 Leipzigui praėjusį savaitgalį. Paris Saint-Germain emocijos visiškai priešingos, tai yra jie, nepaisant to, kad nelaimėjo Prancūzijos čempionate, Monako taip pat nelaimėjo ir tai reiškia, kad Paris Saint-Germain Prancūzijos čempionai ir vėl, bet galime prisiminti, kad grupėje komandos žaidė tarpusavyje ir tada tai buvo atkaklios dvikovos. Paryžiuje laimėjo PSG, Dortmunde 1-1 ir geltonoji siena turi 10 nepralaimėtų namuose rungtynių seriją Europoje. Tai yra, sakyčiau taip, kad, prognozuočiau, kad ši serija ir nenutrūks. Šį kartą, nepaisant visų problemų, nepaisant to, kad Paris Saint-Germain situacija tarsi ir geresnė, Borussia bent jau nepralaimės ir visų atsakymų ieškojimas bus perkeltas į Eifelio bokšto papėdę antrose tarpusavio rungtynėse. Na ir ketvirtadienis, irgi 22 valanda, Europos lyga ir komanda, kuri šį sezoną tiesiog žudo savo rezultatais. Psichologiškai visus, turbūt ne tik varžovus, bet ir žiūrovus. Tai yra buvęs Leverkusenas, dabar turbūt Neverluzenas, jau tai yra Leverkuseno Bayeris komanda, kuri 46 rungtynės iš eilės šį sezoną nepralaimėjo. Ir kai atrodo, kad jau viskas jau turėtų būti tas pirmas kartas, daugybė sykių buvo, kad 90+7 jiems yra labai geras laikas išlyginti rezultatą. Kažkada tai turi baigtis. Ir šioje situacijoje aš spėčiau drąsiai. Jie važiuoja į Romą, jie važiuoja žaisti su AS Roma ir spėjau, kad ta serija nutrūks ten. Minimalia persvara, bet Bayeris pralaimės. Kuo tai grįžčiau? Tiesiog Roma šį sezoną įrodinėja, kad sugeba susikaupti būtent Europos turnyro rungtynėms ir ketvirtfinalis su Milanu tai yra puikiausia to iliustracija. Tai yra, prognozė būtų tokia. Roma laimės nedidelių skirtumų, tai yra galutinių atsakymų ten mes nesulauksime, bet prognozuoju tiesiog epinės serijos, nepralaimėtų rungtynių serijos nutraukimą. Ta pati ketvirtadienį 21:30 mes turime įdomias Premiershipo rungtynes,
Tottenhamas prieš Chelsea, Londono derbis, kuriame taip sutapo, kad abiem komandoms rezultatai dabar yra svarbus. Tottenhamas medžioja 4 vietoje esančią Aston Villa, realu, kad Anglai 5 vietos čempionų lygoje negaus ir reikia būti 4, tai yra Tottenhamui taškai reikalingi truks plyš. Lygiai taip pat Chelsea, ten Newcastle'as ir Manchester United nutolė nepernelyg daug ir tai yra situacija, kuri palieka Chelsea galimybę grįžti į Europą po šio tuščio sezono. Ko galėtume tikėtis, jų dabartinė forma tarsi ir nėra gera, bent jau sprendžiant pagal rezultatus. Chelsea FA Taurės turnyre pralaimėjo Manchester City ir Arsenalas juos tiesiog suvalgė, Arsenalas sumušė ir Tottenhamą, bet Tottenhamo atveju buvo ir toks beviltiškas futbolas bei beviltiškas rezultatas rungtynėse su Newcastle. Tai yra ir vieni ir kiti dabar prispausti prie sienos, Chelsea ypač, nes ten traumų epidemija tiesiog baisi, prisideda dar ir tokie, sakykime, nišiniai rotaciniai žaidėjai kaip Kerničiku, Emeka, Benas Chilvelas, bet krenta iš rikiuotės ir svarbus futbolininkai, Malo Gusto ir kas be ko. Enzo Fernandesas, taip žiūrėdami į popierių, tarsi turėtume prognozuoti, kad savo stadione Tottenhamas laimės, bet šį sezoną Chelsea rodo charakterį, iš tikrųjų rodo charakterį, kad ir kokia sunki situacija būtų, todėl šioje vietoje aš spėčiau, kad irgi taip toks gana drąsus, konkretus sprendimas, mes pamatysime lygiasias. Na ir primera, šeštadienis 19:30 mes ten turėsime Žironą prieš Barceloną, faktiškai rungtynės dėl antrosios vietos galutinėje rikiuotėje, komandos ten nosin ir pergalė ir viena ir kita, aišku, priartintų prie tos antrosios pozicijos, nes Realas faktiškai nepavėjamas, vadinkime daiktus savo vardais. Ko galime tikėtis? Barsa išvykoje, Žirona namie žaidžia gerai, Žirona apskritai žaidžia gerai ir sunkiai įveikiama bet kam. Tačiau, kalbant apie Barceloną, taip jie pralaimėjo Paris Saint-Germain čempionų lygoje. Iškrito iš ten, bet jeigu nebūtų raudonos kortelės, kurios galima buvo išvengti pirmojo kėlinio viduryje, nebūtų aišku, kaip viskas galėjo baigtis. Taip jie pralaimėjo Realui, bet ten Judas Bellinghamas įmušė praktiškai paskutinę rungtynių sekundę ir Barsa demonstravo futbolą. Rungtynėse su Realu, aišku, su Paris Saint-Germain ten šansų labai nebuvo 10-11, bet su Realu jie demonstravo tokį futbolą, kuris leidžia manyti, kad jie yra pakankamai stiprus laimėti Žironoje. Juolab, kad jų jaunimas, kalbu pirmiausia apie Laminą Jamalį, jie vis labiau, vis drąsiau įsilieja į tą futbolą ir aš matau to potencialo, to jaunatviško, gražaus, drąsaus futbolo, kurį rodo Barsa, potencialo, kuris leidžia spėti, kad Barcelonos futbolininkai vis dėlto šias išvykinės rungtynes laimės. Tokios prognozės šiai savaitei, žiūrėkite futbolą, mėgaukitės pavasariu ir pasimatysime, susigirdėsime kitą savaitę.